Ai, ir dar buvau nepasakęs, buvo eilinė mano sėkmė tokia, kai važiavau nuo savo užmiesčio iki Vaivadų, aš vis buvo nepaimdavau telefono. Sveiki visi, šiandieną papasakosiu, kaip aš prieš kelias dienas, birželio 7-ąją, įvykdžiau savo sunkiausią iššūkį. Ir jeigu paklaustumėt, kodėl būtent šią dieną, todėl, kad per šią dieną aš prieš 15 metų gimiau. Tai mano iššūkis buvo nuvažiuoti 100 kilometrų per dieną. Tokiam iššūkiui be abejo reikėjo ir pasiruošimo, tai keletą savo pasiruošimo statistikų užfiksavau, dabar jas galite matyti ant ekranų. Tai pirmiausia, čia nusifilmavau pačiam ryte, prieš išvažiuodamas, labai šiltai apsirengiau, nes šiaip galvojau, kad bus vėsiau, bet buvo gana šilta. Atsikėliau ne 5, pusę 6, ten nusiprausiau, pavalgiau, susirašėm. Išvažiavau su mama. Tada dar čia filmavau, kaip atrodo viskas. Va čia batus dar buvau neapsidėjęs ir kuprinės. Bus vėliau uždėta ant dviračio. Buvom nedaug pavažiavę, prie mūsų kompanijos prisijungė senelis, kuris labai daug važinėja dviračiais. Ir jam tenai nėra kažkokio nuovargio ar skausmo. Tai jau buvom antrą, kas sustojomės, tai va, kas kažkur antrą stotelę vis sustojom. Ir stengiamės viso tai va palaikyti gerą nuotaiką, gerą tokį vaibą. Ir šiaip dar noriu pasakyti, kad labai mažai mašinų, aš kažkaip, nes aš plius minus paskaičiavau, jeigu mes be sustojimo važiuotume 15 km per valandą, mes nuvažiuotume per nepilnai 7 valandas. Ir realiai man reiktų kokį 10 valandų, kad aš galėčiau nuvažiuoti 100 km su visais tenai pavalgymais, pertraukom ir panašiai. Ir blogiausia atveju man dar tėtis sakė, kad reikia pridėti dar kokias kelias valandas blogiausiam atveju. Tai gautųsi 12 valandų. Tai reiškia, kad aš blogiausia atveju turėčiau pradėti 7 ryto važiuoti ir užbaigti 7 vakaro. Ir buvau labai nustebęs, kad buvo mažai mašinų. Buvo sekantis sustojimas, kaip tik dar parašyta, kur aš esu, tai aš esu prie Putausko. Matome dviratis, tiesiog prisirišom tas kuprinės visokias, o vis kažką įsimdavom, atsigerdavom, o jau buvau su maikute, ten su šortais, palaikėm gerą nuotaiką, gerą ritmą. Čia buvo kažkaip daug mūsų ir šitoj vietoj jau buvo toks prasidėjęs prastas kelias, bet buvo tiesiog visoks kelias ir toks blogesnis kelias ir juodas asfaltas ir pilkas asfaltas ir tenai atrodo visus dizainus paėmė ir tiesiog sudėjo. Ir va čia va, kai jau buvau sustojime, man va rašo, kad buvau Beržynė. Ir mes jau čia esam Vabalninke. Aš tikrai čia visų stotelių nefilmavau. Ant suoliuko su seneliu sėdėjau, o mama buvo išėjus ledų nupirkt. Šiaip aš galvojau, kad tas Vabalninkas toks mažesnis biškį miestelis, bet ten ir 2 parduotuvės yra, ir bažnyčia yra, dviračius buvom pasistatę tiesiog. Po to jau nieko čia jau neberodžiau. Ir mes ten ledų pavalgėm, pakalbėjom, palaikėm gerą nuotaiką ir tada buvom nuvažiavę 35 km ir dar galvom, kad dar už Vabalninko dar pavažiuoti 5, kad toks gautųsi, kad kai atgal grįžčiau, jau gautųsi kažkur 80, kad kuo mažiau tų kilometrų reiktų dar po to važiuoti. Bet po to susiskambinom su tėčiu, kuris buvo namuose. Jis šiaip irgi būtų galėjęs važiuoti, bet nevažiavo todėl, kad jeigu ten sulūžtų koks dviratis arba va kažkas atsitiktų, kad jis galėtų paimti mus. Protingesnį sprendimą atitaikė, kad mes pagal laiką, jeigu va taip toliau važiuotume tokiu tempu, tai mes va būtume kažkur ant pietų ir tėtis mum pietus galėtų padaryti ir mes taip pavalgytum. Ir šiaip buvo labai gera mintis, man net tokia į galvą nešovė. Labai buvau
teigiamąją pusę nustebęs, kad tai viskas susiderino, žodžiu. Tai čia buvo pirmoji stotelė, kur sustojom ir tiesiog sugalvojau šitoj stotelį ištraukti ir čia dar nepavyko uždegti. Senelis padėjo biškį, uždengė vėją ir vėliau tik paėjo uždengti čionai. Senelis pakrūpo biškį, įsigando, bet čia visi trys pradėjome žvengti nuo to įsigandimo. Kažką biškį padainavom ten su gimtadieniu, save dar pafilmavau. Labai tokie momentai, pralinksmino, tokie ir nuostaba, ir gera nuotaika, tokie atrodo paprasti dalykai, bet tiek daug suteikia laimę. O čia jau, kaip aš nefilmavau, mes čia labai daug stoviniavom. Jau pradėjom kiekvieną stotelę sustot, nes mano mamai labai ten tirpo rankos, pirštai. Kas kelias minutės, bet vis kiekvienoj stotelėj sustodavom. Ir aš kažkaip čia nefilmavau. Ir čia yra jau 11 kilometrų iki Paliūniškio. Nuo Paliūniškio jau ten nebedaug lieka iki Užmiesčio namų ir šiaip iki Panevėžio. Tai jau čia filmavau Petrovo dviračiai. Buvo toks miestelis, mačiau kaip žmonės valgė, kaip ant suoliuko tiesiog sėdėdami buvo. Labai graži šiaip stotelė buvo, tokia, sakyčiau, gražiausia kokia buvau matęs tame kelyje. Dar ten pafilmavau, kaip atrodo ten ženklas. Iš toli taip nesimato, bet ten rodo, kad Paliūniškis už 11 kilometrų ir aš jau daugiau nieko nefilmavau. Šiaip galėjau daugiau jo pafilmuot, kai atgal važiavom. Jau ant galo šiaip toks ant greičio biškį važiavau, nes tokia buvo kažkokia energija. Ir toks bandžiau tą energiją kuo labiau išnaudoti savo naudai. Jo čia matom nuo šalmo jau kaip susivėlė plaukai. O mano sveikasis šampanas gimtadienio. Belekiek tą dieną šiaip išgėriau vandens. Net neskaičiavau, bet belekiek išgėriau. Čia dar pafilmavau, kaip priekį atrodė mano dviratis. Čia dar tėtis kalbėjo su seneliu apie kažką. Čia dar nufotografavau, kaip atrodo visas maršrutas. Kai mes važiavom iš Užmiesčio namų į Vabalninką ir taip atgal grįžau. Čia dar nufotkinau visą distanciją, man to šitą nuotrauką buvau įsikėlęs į TikToką, Instagramą, Facebooką. Filmavau, kai jau buvau pasiruošęs toliau važiuoti. Jau viską susidėjau į tokią mažesnę tašytę. Tai jau buvau toks ant energijos, ar toks man būna zin mentalitetas. Toks nesvarbu mentalitetas, kur tiesiog atrodo, kur tiesiog eini, važiuoji, zin, skauda, neskauda, tiesiog varai. O po to jau, kai tu jau būni tam procese, kai jau po truputį motyvacija dingsta, o tada tiesiog kovoji su savim. Nes tu nei atgal kažkaip grįši, nes panašiai kelią liko ir į priekį, žinai, jau reik varyti, tai toks jau tiesiog kovoji. Ypač kai dar laikas, sėkmė, sveikata mano pusėje. Aš toliau vis būdavau sustodavau, kas kažkur 4-5 kilometrus ir mažai šiaip filmavau, kažkaip jau link galo, kuo toliau. Atrodo, kad man filmuoti nėra kažkas blogai. Bet aš kažkaip tiesiog pamiršau filmuoti. Ir čia jau filmavau prie Vaivadų, buvau sustojęs, tokiam pavėsį biškį. Tai vandens atsigerdavau ir važiavau su seneliu, nes senelis važiuoja į savo namus, pakeliui. O man dar reikėjo nuvažiuoti iki Panevėžio ir dar apvažiuoti Panevėžį, kad tiesiog surinkčiau kilometrų. Ir čia jau buvau, iškart norėjau nuvažiuoti į bažnyčią, į katedrą, kas Panevėžį žino. Kiekvieną sekmadienį lankaus bažnyčiai pagal mano iššūkį. Aš negalėjau tom valandom reikia būti bažnyčiai, tai norėjau bent simboliškai
ten keliom minutėm kokią maldą pasakyti ir toliau važiuoti. Ir dar buvau nepasakęs, buvo eilinė mano sėkmė tokia, kai važiavau nuo savo užmiesčio iki Vaivadų, aš vis buvo nepaimdavau telefono, nefilmuodavau nieko, nuo užmiesčio iki Vaivadų nepaspaudęs to mygtuko, kur būna sustabdai tau važiavimą su dviračiu ir tada vėl stabdai, nes ten pavalgiau, pailsėjau tam užmiestį ir vėl važiuoti reikėjo. Buvau nepaspaudęs prie užmiesčio ir tik pastebėjau prie Vaivadų ir man ten nusikėlė, žodžiu, kokie ten apie 10 net kilometrų. Ir pagal viską man turėjo gautis 100 kilometrų, pagal visus maršrutus, kokius aš plius minus žinau. Aš dar buvau pasifilmavęs, kaip aš važiavau aplink Panevėžį ir aš vis pakeliui, kai būdavo visokie tenai šviesoforai, perėjos, aš nežinau kaip jūs, sukčiavo, nesukčiavo, tai aš sustoju, pereinu. Ir aš vis bandžiau suderinti visus tos sustojimus, kad man nereiktų kažkaip ilsėtis, kad aš prie kokios perėjos aš biškį toliau sustoju nuo perėjos ir taip daugiau paėjo. Ir daugiau aš jau nieko nebefilmavau, dar buvau sustojęs jau nebetoli savo namų, buvau pažiūrėjęs koks kilometražas, nes man kažkaip, aš galvoju, mano gimtadienis, kažkaip pasistengsiu to 100 padaryti kažkaip, kad tas skaičius toks gražus būtų. Tai tada buvo 92 beveik, ar 91 beveik, tiksliai nebeprisimenu. Aš taip biškį maršrutą persikėliau, biškį daugiau taip pavažiavau. Ir tada jau sustojau jau visiškai nebetoli namų ir taip galvojau. Sustojau, tada buvo rodė, kad beveik 95 ir tikrai negalėjo būti. Dabar koks atstumas yra susiformavęs, kad 95,5, tai tikrai galėtų būti pagal mano visus važiavimo atstumus, kokius aš važiavau. Tik eilinė mano sėkmė, kad nuo užmiesčio namo iki Vaivadų nepastartinau, čia būtų gavęsis tikrai 100% daugiau negu 100 kilometrų. Tai taip gavosi, jeigu norit tikėkit, norit ne, bet aš 100% esu nuvažiavęs. Tai tokia buvo dienelė. Mano mama nėra kažkokia tenai sportininkė ar ten dviračių, bėgiko, nieko tokio labai specifiškai nesportuoja, bet nuvažiavo 70 kilometrų. Ir šiaip tikėjausi, manau, jie tikėjosi, kad dviratį tikrai šiai vasarai jau paliks dulkėti, bet gana nustebau, kad sakė, kad gal dar vasara tik prasidėjo, tik dar važinėsiu su dviračiu. Ir labai fainai iš tos pusės. O aš toliau sieksiu savo visokių tikslų. Man šiaip labai trūksta tokio pastovumo labiau, stabilumo. Ir tiesiog daugiau reikės judėti, daugiau daryti, daugiau siekti, būti savo geriausiai versija. Ir to linkiu ir jum. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad klausėt. Ačiū, kad stebit mane, prenumeruojat, komentuojat, palaikot, skiriat man dėmesio, laiko ir panašiai. Ačiū jums už viską ir iki kito karto.